Ok, dabar kalbėsiu apie tai, kas yra WordPress puslapių konstruktoriai ir tai yra vienas iš epizodų apie WordPress tinklapių kūrimą ir būtent apie tai, dėl ko WordPress tai negali kainuoti 300 arba 3000. Esam dabar mes šitoje schemoje, šitame etape, kur kalbėsiu apie kūrimo metodus. Dabar nekalbu apie svetainės kūrimo kainą ir čia bus paskutinis video šitame playliste. Bet dabar kalbam apie tai, kad svetainės kaina priklauso nuo kūrimo metodo, o kūrimas dabar bus su konstruktoriais. Kam įdomu, čia bus daugiau video apie tai, kas yra WordPress tema. Dabar mes esam šitame 5 punkte, kas yra WordPress puslapio konstruktoriai. Kai video bus įrašytas apie svetainės kūrimo kainą, bus galima iš karto tiesiai pereiti. Pavyzdžiui, jau viską žinot apie įskaipius, konstruktorius ir panašiai. Bet nežinot, kodėl vienas tinklapis kainuoja 300, o kitas gali kainuoti 3000. Gerai, grįžtam prie konstruktorių, prie pagrindinės temos. Kas yra konstruktoriai? Konstruktoriai yra, dažniausiai tai yra įskaipiai. Taip, yra tokių atvejų, kai tema ateina kartu su įskaipiu, su konstruktoriumi, pavyzdžiui, Divi, bet dauguma konstruktorių įdėgime kaip atskirai, kaip įskaipiai. Populiariausiai įskaipiai yra, štai čia yra sąrašas, čia, sakykim, šiai dienai Elementor, Divi, WP Bakery, Builder. Trumpai bus aprašyti trūkumai ir privalumai, bet dabar pažiūrėsime tai, čia yra keletą gifų, kaip atrodo konstruktorius ir kaip jis leidžia tempti arba kurti tą turinį, administruoti turinį. Čia vienas iš pavyzdžių, kai tu gali nutemti iš pasirinkamų blokų, tu gali pasirinkti, ar tai bus tekstas, ar tai bus paveiksliukas, ar dar kažkas, nutempi ir gali paskui redaguoti labai patogu. Iš tikrųjų labai patogu. Čia kitas pavyzdys irgi, kai tu gali pasirinkti, į kurią vietą tu nori kokį elementą nutempti. Pavyzdžiui, čia Visual Composer nutempia, gali įkelti savo tekstą, paveiksliuką, įkelti papildomus blokus ir panašiai. Čia mygtukas buvo įdėtas. Labai patogu, nesiginčiu iš šitą vietą. Kaip sužinoti, kokius ar jūsų WordPress'as dabartinis, pavyzdžiui, dabar turite WordPress'ą, kaip sužinoti, ar naudoja jūsų WordPress'as kokį nors konstruktorių. Tarp populiariausių reikėtų ieškoti, reikia prisijungti prie WordPress'o, nueiti į įskaipų punktą po kairį meniu ir paieškoti bent vieno iš tokių pavadinimų, arba tiesiog į paiešką suvesti Ctrl+F puslapyje, suvesti ir paieškoti tokių žodžių kaip Page Builder arba Builder arba pavadinimo iš šito sąrašo. Gerai, koks skirtumas tarp temos ir konstruktorius? WordPress tema yra pagal hierarchiją yra aukščiau už konstruktorių ir į temą jau įdiegiamas konstruktorius. Jeigu įdėksi konstruktorių, o tu negali įdėkti konstruktorių, gali, bet techniškai nieko nebus, tema privalo būti sukurta, kažkokia tema turi būti aktyvuota. Taip, jeigu kam įdomu, kodėl kūrimas prastos kokybės WordPress temos, čia yra nuoroda, galima paskaityti. Gerai, dabar yra kaip ir jautriausia, svarbiausia tema. Šitoje vietoje yra daug nesusipratimų tarp klientų, tarp užsakovų ir vykdytojų, kas kūrė tinklapius ir kas užsako tinklapius, nes aš išskyriau 3 pagrindinius klausimus. Kodėl žmonės renkasi šios įrankius? Dėl to, kad dažnai, kad net nesirenka, jie nežino, jiems tiesiog parodo, padaro ir prašau naudokitės. Ir klientai džiaugiasi, gali valdyti, kaip ir patogu, galiu pats kažką padaryti. Taip, be abejo, tai yra patogu. Bet yra trūkumai ir apie trūkumus plačiau kalbėsiu šiek tiek vėliau. Trūkumai yra tokie, kad po to džiaugsmo ateina momentas, kai reikia daryti, pavadinkim, SEO ar optimizuoti tinklapį, reikia daryti SEO rezultatus ir tada atsiranda tas nusivylimas, kai SEO specialistas informuoja, žinokit, čia yra tokie trūkumai, reikėtų taisyti ir dažniausiai tai, nedažniausiai, labai dažnai tai kainuoja brangiau nei kainavo puslapis. Kodėl programuotojai naudoja konstruktorius? Dėl to, kad tai yra labai patogu ir labai greitai gali sukurti gražų tinklapį, net jis gali atrodyti moderniai, apie tai, kas yra modernios temos, kaip išsirinkti modernų dizainą, irgi bus nuoroda.
ir čia paskui pridėsiu į tekstą, reikia pažiūrėti, kas yra mokamos WordPress temos. Irgi bus vienas iš video šitame sąraše. Ir trečias klausimas, kuris irgi apie konstruktorių naudojimą, kodėl klientai neprieštarauja, nes vienas iš pagrindinių trūkumų yra, tai kaip ir minėjau, yra SEO rezultatai, o dar vienas pagrindinis trūkumas, kuris, kai paleidi tinklapį, dar nėra aiškus, svetainės priežiūra. Kai tu turi labai daug įskipių, nes dažniausiai konstruktoriai ateina su tema, tema ateina su įskipiais paruošta tema, aš vadinu mokamą temą, ir ten būna labai daug įskipių. Aš turiu vieną pavyzdį, mano istoriją, aš turėjau čia daugiausiai, ką aš matęs, čia gyvas tinklapis, jame buvo instaliuota 80 įskipių, čia yra labai daug. Koks yra trūkumas, kai yra 80 įskipių ir konstruktoriai, temos atnaujinimai, visų įskipių atnaujinimai. Ta diena, kai tinklapis buvo priduotas, greičiausiai viskas ir veiks tvarkingai, bet praeis pusę metai, pasikeis PHP serverio versija, tai va čia yra dažniausiai viena iš problemų, kai reikia naujinti serverio PHP versiją, reikia naujinti įskipius, reikia naujinti temą ir patį konstruktorių. Ir tada viskas lūžta. Ir priežiūra tokių svetainių kainuoja atnaujinimas priežiūra, o pavyzdžiui, WordPress'as pasikeis iš 7 versijos į 8 versiją. Tai jau yra radikalus atnaujinimas ir šitoje vietoje bus labai daug programavimo klaidų taisymo dėl įskipių nesuderinamumo. Nes įskipius, kai kūrėjai kuria savo įskipį, jie nežiūri į tai, kaip kuria kiti. Ir tas nesuderinamumas yra viena iš pagrindinių problemų. Gerai, tai konstruktorių privalumai. Tai be abejo yra labai patogus drag and drop redaktorius, kur tu gali nutempti, kaip mes matėme ankstesnėme video. Ir čia yra kelių populiariausių konstruktorių privalumų įprašyti. Pagrindinis iš jų yra tai, kad tiesiog patogu tempti ir iš karto redaguoti. Nepasakosiu dabar apie procesą, nes čia kaip ir kam įdomu gali paskaityti, bet trūkumai. Va čia yra pagrindinės, taip, dar pamiršau pasakyti, kad kodėl klientai neprieštarauja šitame punkte. Kodėl klientai neprieštarauja? Čia dar planuoju rašyti video, kažkada artimiausiu metu įdėsiu, čia bus nuoroda į tokius pavyzdžius, kai klientai gauna tinklapį ir visiškai nežino apie tai, kad ten yra demo turinys. Kaip tai atsitinka? Yra diegiama mokama tema, joje yra demo turinys ir pavyzdžiui, jūs esat mokami, jūsų tinklapis yra medicinos klinika, o medicinos klinikoje yra maikutės, batai, yra portfolio tinklapio kūrimo ir panašiai. Tai yra demo turinys, kuris atkeliavo su mokama tema ir klientas, kai gauna, jis to nemato, jis to nežino ir jis dažniausiai nežino, kur žiūrėti. Tai va čia bus video apie tai, kaip tai atsitinka, kaip pačiam pasitikrinti ir aš, kaip jau turiu tokius pavyzdžius, aš garantuoju, kad tie žmonės turėdami tinklapius, jie nežino, kad ten yra tas demo turinys, kuris tikrai nepriduoda grožio arba rimtumo įmonei. Gerai, trūkumai. Vienas iš pagrindinių trūkumų yra tai, kad konstruktoriai dažniausiai trukdo kodo optimizavimai, tai yra labai sunku išspausti gerus rezultatus, greičio rezultatus. Taip, bus programuotojai, kurie pasakys, va, aš čia padariau, va, žiūrėk, čia žalia, čia man gerus rodiklius rodo. Taip, galima vieną daspausti tinklapį, man irgi teko kažkoks buvo, Elementorius buvo, ir iš 18 sekundžių mes padarėm su Voperokitu, su tam tikrais nustatymais padarėm, buvo krovimas 2 sekundės. Pasisekė, galima pasakyti. Bet kai tu pastovi matai šitus tinklapius, tu žinai, kad tai nėra, tie atvejai, kai iš 100 tinklapių 1 ar 2 greitai kraunami, tai nereiškia, kad visi su konstruktoriai bus su gerais rodikliais. Taip, techninis SEO yra beveik neįmanomas, kaip ir minėjau, dažni konfliktai su kitais WordPress įskipiais, lėtas greitis, čia jau yra dar irgi techniniai momentai, apie šitus momentus dabar nekalbėsiu, bet
Čia turiu video, kam įdomu, galite pereiti pažiūrėti, kodėl mano svetainė veikia lėtai, jeigu dabar turite WordPress'ą, kodėl mano svetainė veikia lėtai, ten paaiškinu būtent kodėl, į ką reikėtų žiūrėti. Yra teko man matyti tokius klientus, kurie turi WordPress'ą su konstruktoriais, skundžiasi, kad viskas yra blogai, keičia WordPress'ą, nes kaip ir modernus, bet keičia dėl to, kad yra, kažkas blogai veikia, keičia į tokį pat kitas dizainas, bet tame dizaine yra naudojami tokie pat konstruktoriai ir kodas yra toks pat tragiškas ir problemos yra tos pačios. Tai ne visą laiką reikia žiūrėti į keitimą kaip vienintelį išsigelbėjimą, reikia žinoti, į ką keiti. Ir čia galima paskaityti, kam įdomu, kad mes atlikom tokį mini tyrimą apie pagrindinės problemas, su kokiom problemom susiduria konstruktorių naudotojai. Punktai yra tie patys. Svetainės greitis, kodo švara ir semantika, techninis SEO. Skiriasi BV Builder, lengvesnis kodas, greitesnis, švaresnis HTML kodas, bet iš praktikos galiu pasakyti, man teko ne vieną matyti arba naudoti BV Builderį ir optimizuoti tinklapį su BV Builderiu. Čia kaip ir parašyta, beveik viskas atitinka, aš sakyčiau taip, panašu į tiesą, bet tu, kai naudoji tą BV Builderį, nori išsaugoti pakeitimus ir lūžta visas webas. Kaip ir yra pliusai, bet yra vienintelis trūkumas, kad ne vieną kartą teko matyti, kad tu padarai pokyčius turinėje tiesiog. Nueini į puslapį, paredaguoji, pavyzdžiui, pakeiti kainą, tekstą, nori išsaugoti, arba nesaugo, arba lūžta visas WordPress'as. Tiek apie konstruktorius, kam įdomu, čia yra papildomai, kas norit, pažiūrėkit, bus surištos temos ir tada pasimatysime kitame video. Jeigu video patiko ar buvo naudingas, spauskite like. Čia yra resursai, kur surasite daugiau informacijos. Antrą punktą rekomenduoju verslininkams, kurie planuoja keisti arba užsakyti naują WordPress tinklapį. Čia bus atsakyti klausimai apie svetainės kūrimo kainą, nuo ko priklauso kaina, kokius klausimus užduoti programuotojai arba agentūrai prieš užsakant tinklapį. Daugiau edukacijos apie rinkodarą, SEO ir dirbtinį intelektą SEO trečiadienis. Jeigu reikia pagalbos su rinkodara arba su SEO, easyseo.lt prie kontaktų surasite formą. Visiems, kas tingi bet ką vesti į paiešką, YouTube'o pabaigoje kiekviename video bus grojaraštis svetainės kūrimas, pilnas gidas verslininkui arba WordPress mokymai. Taip pat apačioje aprašyme bus nuorodos į visus resursus. Į klausimus galima užduoti per Facebook grupę, čia gali prisijungti, arba YouTube'o komentaruose. Like, subscribe, iki.